bus surinkinėjami plentiniai ratai štai tokiom gražiom Goldix stebulėm. Tai yra Taivano, jeigu neklystu, gamintojas, vienas didžiausių stebulių gamintojų, ir tai yra būtent Rode modelis R240 SL. Labai lengvos, kuom mane jos sudomino. Priekinė stebulė ten plius minus viskas aišku, galinė visada būna sudėtingesnė dėl savo tarkšlės. Šitas modelis yra kaip DT Sweet ratchet sistema. Dar neardžiau ir man kilo klausimas. Kažkada senai, gal prieš metus kokius minimum, mačiau interviu YouTube'ai, nepavyko man atrasti to video, kur vienas iš atstovų gamintojų, kai jau baiginėjosi DT Swiss patentas ratchet sistemai, jisai kalbėjo apie tai, kad pati sistema nėra sudėtinga, bet sudėtinga yra pagaminti štai šitos žiedelius ratchet sistemai. Kad jie turi būti labai tiksliai pagaminti ir išfrezuoti tokius elementus super sudėtinga, ir jie patento pabaigai labai ten, man atrodo, kelis metus jie ruošėsi, kad galėtų pagaminti tokį. Dabar aš turiu rankose ir man tiesiog įdomu pasidarė, ar jie nukopijavo jį, ar padarė savų dydžių. Štai rankose turiu originalų DT Swiss nuo 350 ar kelintų čia, ne SL modelis, paprastas. Čia nežinau, kiek čia dantukų sukibimas, neskaičiavau. Ir ar jisai tinka į tą stebulę pakeisti. Tiesiog, jeigu mes nusiperkam pigesnės stebulės negu DT Swiss, ar įmanoma pasidaryti upgrade'ą. Vizualiai atrodo vienodos, šlicų kiekis toks pat, storis toks pat, skiriasi spyruoklės, skiriasi spyruoklių tvirtinimas, bet jeigu mes spyruoklės panaudojam iš DT stebulės, kaip tuomet? Taigi, žiūrim, ar DT Swiss žiedai čia tinka. Originaliai šita stebulė yra su viena spyruoklė, DT Swiss irgi turėjo tokius modelius su viena spyruoklė. Paviršius atitinka, išorinis, tai yra žiedo paviršius, atsigula ant guolio, to, kuris yra stebuliai išorinės dalies, viskas tvarkoj. Taip, įsistatė, viskas liuks. Taip, antras žiedas gulasi tvarkingai. Tada spyruoklė reiktų pažiūrėti, kaip jinai remiasi į būgną. Ok, DT Swiss būgnas turi ant guolio specialią tokią tarpinėlę, ant kurios tada jau remiasi spyruoklė. Čia tokios tarpinėlės nėra, bet jau dabar matau, kad ta spyruoklė, DT Swiss spyruoklė, išoriniu savo žiedeliu remiasi į ne guolio riebokšlį, o išorinę guolio dalį ir dalį būgno. Taigi, irgi dėl to problemos čia neturėtų būti. Užsidedam. Labai tiksliai pagaminta, vos užlindo ir jokio klibėjimo.
Va, ir žiūrim. Susispaudžiu. Viskas veikia. Viskas veikia. Sukibimas yra. Taigi išvada. Galima naudoti DTSvis žiedus, jeigu su originaliais žiedais kažkokių bus problemų. Keičiant žiedelius negalim naudoti originalios spyruoklės. Tiek norėjau jums parodyti, pats to nežinojau, ieškoti neieškojau, va, pasidalinau. O tai pasvert. Taip, Goldix abu žiedai su spyruoklė 15. Vieno šito žiedo mums naudoti nereikės. DTSvis 24. Su originaliais žiedais pati stebulė 170. Priekinė 79 ir bendras svoris 249. Na, praktiškai atitinka pavadinimą savo ir sveria tiek, kiek deklaruoja gamintojas. Super.